Šis mokomųjų vaizdo siužetų ciklas skirtas visiems mėgstantiems ir dar tik ketinantiems pamėgti slidinėti. Profesionalų specialistų patarimai padės tinkamai pasirengti prieš šokant ant slidžių. Kiekvienam pradedančiam ar pažengusiam slidinėjimo entuziastui atskleidžiama, ką būtina žinoti, kad pomėgis taptų ne tik malonus, bet ir saugus. Nuo tinkamo įrangos pasirinkimo iki slidininko fizinio pasiruošimo ir dar daugiau. Aiškiai, paprastai ir suprantamai. Pasirengti slidinėjimo malonumams reikia ne tada, kai metas leistis nuo kalno, o daug anksčiau. Geriausia jau dabar. Labadiena, aš esu instruktorė Indrė. Šiuo metu mes mokysimės slidinėti su snieglente. Kaip snieglentę reikėtų taisyklingai atsisegti ir prisisegti ant kojos. Šitoje vietoje apkaustas yra paruoštas pernešimui ar transportavimui. Kad jį atsektume, mes turime paimti už juodo ir ištraukti už sagtelės paėmę. Atsegame ir vieną ir kitą užsegimą, atlenkiame plastikinę dalį ir kojos kulną statysime kuo arčiau šitos vietos. Tuomet priseginėsime. Pirmą prisegame viršutinį užsegimą, tai yra juostelę truputėlį pagauname ir kiek trūksta, daveržiame tiek, kad koja apkauste stovėtų tvirtai ir nejudėtų. Tuo tarpu užsegame ir priekinį užsegimą lygiai taip pat. Jeigu snieglentę norime neštis, tiesiog pirmiausia priglaudžiame slystamuoju paviršium prie savęs, tuomet vieną ranką imame štai taip už apkausto ir sau lengvai nešamės. Šios pamokos metu bus mano asistentas Justas, kuris parodys pratimus visus, kuriuos aš aiškinsiu. Snieglentėse labai svarbu yra, kuria mes koją čiuošime į priekį. Tai priklauso nuo to, kaip žmogui patogiau. Pirmiausia, pabandom lentą ant slystamojo paviršiaus pastumdyti į šonus. Dabar lentą pastatome ant galinio kanto ir darom tą patį. Peržengiame į priekį, laisvą koją į priekį ir sau už nugaros darom tą patį. Ant slystamojo paviršiaus lentą pastumdome į šonus. Dabar lentą statome ant priekinio kanto ir taip pat lentą pastumdome į šonus. Peržengėme atgal. Dabar lentą pabandom pakilnoti į viršų. Pilnai visą lentą. Dabar kelsime tik lentos nosį. Nosis visada yra ten, kur prisegta priekinė koja. Dabar tik lentos uodega. Pabandome pagauti su viena ranka. Jeigu mums reikia judėti, pas mus prisegta tik tais viena pagrindinė koja, mes tą darome nedideliais atsistumimais su galinė koja už galinio kanto. Norėdami lentą kontroliuoti, truputėlį sukame priekinę koją arba į vieno kanto pusę, arba į kito kanto pusę, tuo pačiu priešingą kantą keldami į viršų ir mūsų lenta judant pradės sukti. Bazinė stovėsena ant snieglentės. Galinę koją mes visos pamokos metu laikysime prieš galinės kojos apkaustą, kojos ties keliais sulenktos, svoris vienodai ant abiejų kojų. Nugara ir galva tiesus, rankos abipus šonų lengvai nuleistos. Pečiais, klubais, šituo korpusu mes turime pasisukti į tą pusę, į kurią čiuošime. Šiuo atveju į priekinės kojos pusę. Svoris vis tiek lieka vienodai ant abiejų kojų. Lipimas į kalną šlaitu į viršų. Galima arba pasistuminėjant lipti į viršų po truputėlį, kada šlaitas yra nestatus. Jeigu mes turime statų šlaitą, tuomet mes lentą pasukame ant priekinio kanto, peržengiame į priekį ir lipam didesniais žingsniais, lentą vis pritraukdami. Kada esame ant šlaito, kad lenta mūsų laikytųsi, truputėlį ją laikome ant priekinio kanto. Kuomet norime pradėti čiuožti žemyn, lentą pakeliame, pastatome tiesiai žemyn, žiūrime į ten, kur čiuošime, truputėlį atsispiriame galinę koją, statome ją už apkausto ir leidžiamės žemyn bazinėje stovėsenoje. Iščiuožiant iš keltuvo, kada lenta mūsų turi greičio ir mes norime ją sustabdyti, tai darysime su galine koja. Pernešame visą svorį ant priekinės kojos, galinę koją pakeliame ir su ja pradedame stabdyti į galinio kanto pusę. Po truputėlį koją tempdami per sniegą. Tuo pačiu prisegtos kojos pirštus pradedame kelti į viršų, lenta stojasi ant galinio kanto, pradeda daryti užsukimą ir stabdo. Ačiū visiems, kurie buvo su mumis.
Gero ir saugaus jums slidinėjimo.